Pasidžiaugti reikia, kad laimėjom. Aišku, tų pergalių anksčiau reikėjo, dabar kaip nelabai kažką lemia, bet vis tiek. Aplošėm varžovus, kurie netoli mūsų. Tas žaidimas toks buvo pusė velnio. Aišku, kokybės jame daug nebuvo, bet vis tiek. Ką čia dar pasakyti, ten teisėjavimas, man ta raudona kortelė, tai čia nenoriu daugiau nieko sakyti, kad ilgesnės diskvalifikacijos negaut, bet čia yra absurdas. Reikėtų teisėjams kažkaip jau biškį savo ego nuleisti tas ambicijas ir kažkaip, ūkiškai tariant, nuleis gazą biškį, nes čia kaip davėjai žmogui nepasiruošusiam ant pečius, tai belekas darosi, tai galėtų apmastyti savo elgesį, nes nei vieno keiksmažodžio nebuvo. Iš tikrųjų, ten turėjo varžovų žaidėjas gauti geltoną, iš kurios ne iš tos vietos įsimušė, tai viskas peraugo į raudoną, bet gerai, kad gerai baigėsi, tai tiek žinių. Pačios rungtynės, kad kėlinį kažkas žaistų 5 irgi retai pamatysi, tai čia toks turbūt retas atvejis, ko tos rungtynės prisimins, bet gerai, kad gerai baigėsi. Sveikinu varžovų komandą su pergale. Gaila, kad nepasisekė pasiimti iš jų labai svarbių mūsų komandai 3 taškų. Aišku, buvo labai sunki savaitė, per savaitę turėjom 3 rungtynės, didžiai daliai žaidėjų teko labai didelis krūvis ir šiandien pasimatė, kad esam sunkus, to pasekoje gal todėl anksti pradėjom žaisti 5, kas sunkiai šiandien pavyko, turėjom aišku daug momentų susikūrę, jų nepavyko išnaudoti, tas labiausiai ir pakišo koją, nuovargis ir neišnaudotos progos, manau.